Sveiki visi, o girdisi gerai. Malonu jūs visus matyti. Šiandien pasidalinsiu projektu, kuriuo didžiuojuosi iš tikrųjų labiausiai. Internete esu nuveikęs daug visokių dalykų, bet vaikų svajonės yra tas, kuris yra man širdžiai mieliausias ir tas, kuris, sakyčiau, davė iš tikrųjų daugiausiai naudos visom įmanomam prasmėm. Ir šiandien papasakosiu, kaip mes jį sukūrėm, kodėl mes jį sukūrėm. Ir norėčiau pradėti nuo to, kaip aš atsidūriau ant šitos scenos loginė. Iš tikrųjų, viskas nutiko ne taip ir senai, kovo mėnesį. Mano mašina eilinį kartą sugedo. Ir paprastai, kai mes turim problemą, mes einam arba į Google, arba į Facebooką. Aš tuo metu nuėjau į Facebooką, nes man reikėjo skubiai automobilio. Ir parašiau va tokią žinutę. Beje, jeigu kas nors galvojat nusipirkti Jaguarą, nes tai yra gražios ir stilingos mašinos, tai nedarykite to. Tai va, aš parašiau tokią žinutę ir man po kažkur 10 minučių parašė Arnoldas, organizatorius viso šito dalyko. Sako, aš esu Amerikoje, jeigu nori, imk mano mašiną, bet už tai paprašysiu tavęs papasakoti apie vaikų svajonės. Galvoju, geras, gaunu ir mašiną ir dar gausiu pašnekėti apie tai, kas faina. Jėga, aš aišku pasirašiau, viskas ok. Nežinojau, kokią mašiną iš tikrųjų vairuoja Arnoldas. Ten susirašėm, su juo susiderinom. Sako, tai ten atsiunti numerį, sako, paskambink mano draugui, jis tau duos raktus, viską ir važinėkis, kai jau nebereikės, pastatyk į vietą. Gerai. Suskambinau su tuo Arnoldo draugu, nueinu pas jį ten į garažą ir artėja mes prie mašinos. Ir aš prieinu, ir galvau, jeigu žmogus skolina mašiną, tai jinai turbūt nėra kažkas super duper. Aš prieinu, o Arnoldas vairuoja pačią naujausią Audi TT. Manyje esantis vaikas džiūgauja iš laimės, bandau neišsiduoti šalia žmogaus, kad kokia mašina. Ir iš esmės, kadangi aš čia esu, tai reiškia, kad aš tos mašinos nesudaužiau ir aš ją grąžinau gerai. Kas įvyko? Ir Arnoldui net aš po to parašiau, sakau, seni, klausyk, tavo mašina yra labai brangi ir labai cool, labai ačiū. Sakau, ar nebaisu dalintis? Ir Arnoldas labai gerai pasakė, sako, geru reikia dalintis ir gera yra dalintis geru. Iš esmės, pavažinėjęs su šitą mašiną, aš nebegalėjau grįžti į savo seną kledarą. Aš tada mėnesį labai daug dirbau ir nusipirkau naują sportinę mašiną ir dabar kaifuoju nerealiai. Iš esmės, šita smulkmena pakeitė net mano dabartinę kasdienybę. Bet ir kodėl aš visą tai pasakoju, nes iš esmės vaikų svajonės ir apskritai socialiniai projektai ir įtaka socialiniai erdvėjai daroma būtent tokiu modeliu. Jūs pagalvokit, kiek iš tikrųjų kačiukų rado namus, kiek įvairių šeimų susidūrusių su nelaimėm ar ten žmonių sergančių sunkiom ligom surinko pinigus reikalingus Facebooko, kažkokių puslapiukų ir kažko dėka. Žmonės pašerina, pasidalina ir atsiranda žmonės, kurie gali padėti. Ir gali padėti labai paprastai. Tai pereinant prie vaikų svajonės, nes vaikų svajonės ten nėra joks technologinis kažkoks išradimas ar kažkas. Tai yra tas pats modelis, kai Facebook'e pasakai, kad hebra, čia yra žmogaus svajonė ar problema, gal kažkas galite padėti. Tik mes tą padarėm ne Facebook'e, o padarėm internete. Kalbant apie vaikų svajonės, tą projektą mes sukūrėm dviesę su mano pusbroliu ir mes jį sukūrėm, ta mintis gimė kopiant į Mont Blancą, aukščiausią Europos kalną. Kažkur ten vidury to kalno mes pastrigom audroje ir kadangi turėjom daug laiko ir šiaip tokie buvom nuvargę, tai pradėjom filosofuoti apie gyvenimą. Tai kai manęs klausė, kur gimsta geros idėjos, tai kažkur tenai. Tik tenai sunku nusigauti. Tai tenai mes pagalvojom, kad dalyvaujam įvairiuose socialiniuose projektuose, remiam juos, ten pervedam SMS-ų pinigų, dar kažkaip kitaip prisidam. Tai buvo 2008 metai. Ir pagalvom, o kodėl nepadarius kažkokio savo, kur tu realiai suvestum tuos, kam reikia, su tais, kurie gali. Kadangi abudu buvom su technologijom, su webu susiję, pagalvom, gerai, grįšim ir padarysim. Grįžom, pasišnekėjom, tada atėjo mano vestuvės, atidėjom, o tada pradėjom daryti 2009 metais ir 2010 metais startavo vaikų svajonės. Jisai iš tikrųjų startavo, čia yra statistika mūsų. Vaikų svajonės mes pradėjom pakankamai, viskas gavosi labai natūraliai. Mes tiesiog darėm, gaudavom feedbacką,
keisdavom ir ėjom toliau. Pats sudėtingiausias dalykas, pirmiausia, mes pradėjom nuo to, kad kaip ir visiems, kai kyla mintis, o kam čia padėti, pirma mintis yra vaikų namai. Nes iš tikrųjų, tai daugiau mažiau įprasta. Ir mes irgi taip galvojam, padarysim projektą vaikų namam ir ten bus cool. Nuėjom į savivaldybę, ten vyko dar toksai jaunųjų lyderių konkursas, kur ten buvo socialinių projektų skiltis, mes aplikavom, sakom, pristatysim savo idėją. Ir ten gavom labai gerą feedbacką, sako, Hebra, jūsų idėja gera, bet vaikų namai yra pergrūsti daiktais, visko ten reikia visai kitokios pagalbos. Bet yra viena socialinė grupė, kuri visiškai negauna dėmesio. Tai yra socialinės rizikos šeimos ir ypač ten augantis vaikai. Jie ten gauna tais laikais, man atrodo, apie 100 ar 120 litų per metus visokiom ten mokyklos reikmenim ir viskas. Sako, galite padėti jai. Nu gerai. Tai mes tada nuėjom į socialinės rizikos centrą Vilniuje ir su juo bendravom kokius 4-5 mėnesius, kol įtikinom, kad mes iš tikrųjų galim išpildyti ten bent 10 vaikų svajonės ir verta kažką daryti. Ir jau buvo net tokių momentų, kad sakom, ne, nu jeigu jūs nenorit, jeigu čia tiek biurokratijos, tai tada ir nereikia. Bet galų gale mumis patikėjo to centro direktorė, mes iki šiol su jie puikiai sutarėm ir jie dalyvauja nuo pat pradžių iki dabar mūsų projekte. Ir pirmais metais, mes darėm jį tik Vilniuje, mes išpildėm 358 svajonės ir tai buvo wow. Ta prasme, ten mes vis bandom palyginti, tai pirmais metais, man atrodo, skaičiavom, kiek čia mokyklinių autobusų vaikų gaunasi ir oho, kiek čia daug. Antrais metais mes jau išpildėm 1430 svajonių. Ir taip, tas skaičius didėjo. Kas yra gražiausia, ir vat, jeigu lyginant su, nežinau, kokiu startupu ar ten verslu, kai tu darai socialinį projektą, tavo komanda tikrai visa dirba iš idėjos, visiškai. Tavo žinomumas visas kūriamas irgi iš idėjos. Pas mus pirmais metais gal ne taip, bet nuo antrų pradėjo eiti portalai, eiti laidos, kad tik pašnekėkit, gera idėja, darom. Dar ką žavėjau, kad iš tikrųjų visi dalyviai projekte, kurie pildo svajonės, jie, jeigu padaro tą vienais metais ir jiem tai patinka, jie daro metai iš metų. Mes dabar realiai paskaičiavam, kad jeigu net projektas būtų nereklamuojamas niekur, ta prasme, jokiuose portaluose, vis tiek visų vaikų svajonės būtų išpildytos. Augimas buvo visiškai natūralus ir kaip mes įkalbinėjom Vilnių, tai taip pasisekus Vilniuje mes po to ėjom per visas kitas savivaldybės. Ir realiai tik tai 14 metais iš esmės prisijungė beveik visos Lietuvos savivaldybės. Nes buvo begalė tokių, ta prasme, iš tikrųjų, atrodo, kad viskas gražu ir visi turėtų pasirašyti, o kodėl ne? Juk žmonės nori padėti vaikam, kodėl socialinis centras turėtų nesutikti, bet susilaukiam labai daug barjerų iš įvairių socialinių centrų, sako, čia mums papildomas darbas, čia nesąmonė, čia tas anas, bet metai iš metų darant, prisijungia kažkokia kaimyninės savivaldybė, dar kažkas ir taip įtraukiam visą Lietuvą. Šiai dienai paskutiniais metais projektas išpildė 2015 metais mes išpildėm 11 000 vaikų svajonių. Kas iš esmės yra visi Lietuvoje socialinės rizikos šeimose augantis vaikai, kurie dalyvavo mūsų projekte ir neliko nei vieno vaiko, kuris negautų savo svajonės. Kalbant apie patį projektą, mes dažnai sulaukiam klausimo, kodėl jūs jį darot tik tai ten per Kalėdas. Todėl, kad tai yra milžiniškas aparatas, kurį reikia prižiūrėti. Prie projekto vienu metu, kai jis vyksta, realiai 2,5 mėnesio, dirba 700 socialinių darbuotojų vidutiniškai, tai čia yra tų socialinių centrų valstybinių įstaigų darbuotojų. Ir pas mus komandoje yra apie 120, 150, kartais net 200 savanorių, kurie dalyvauja projekte. Nes įsivaizduokit, yra 11 000 svajonių, tai realiai, jeigu 100 žmonių jas suvedinėja, tai vis tiek kiekvienam žmogui gaunasi po 100 su viršum svajonių suvesti į sistemą jas reikia. Komandos branduolys yra apie 20 žmonių. Tai daugiausiai yra mūsų draugai, artimieji ir tie žmonės, kurie buvo nuo pat pradžios. Mes esam labai aiškiai pasiskirstę, kas už ką atsako. Vieni atsako už socialinių centrų kuravimą, kiti už banerių gamybą, bendravimą su žiniasklaida, treti už interneto svetainį. Visas projektas
buvo sukurtas su gal 100 litų biudžetu ir tas biudžetas nuėjo pačioj pradžioj nupirkti interneto adresą ir serverį išsinuomoti. Dabar mums ir serverį jau duoda rėmėjai. Kodėl aš tą pasakoju? Mano noras yra ir mintis, kad kiekvienas iš jūsų, mes esam loginė, čia yra dabar turbūt susirinkę didžioji dauguma Lietuvos kiečiausių marketingistų, IT žmonių ir visų kitų. Ir mūsų pavyzdys rodo, kad bet kuris žmogus nukreipia savo fokusą ir savo know-how, ypač interneto išnaudojimo, gali išspręsti labai didelės problemas. Mane net kartai šokiruodavo, pavyzdžiui, pas mus projekte būdavo tokių vaikų, kur mes gaunam po to iš jų ten laiškus, padėkos piešinukus ir panašiai. Ir ateina, pavyzdžiui, laiškas 12 metų berniuko, sako, ačiū jums labai už šitą projektą, nes aš pirmą kartą gyvenime per Kalėdas gavau kalėdinę dovaną. 12 metų berniukas. Come on, ta prasme, taip normaliam pasaulyje neturėtų būti. Tai ir tokių sričių, kur mūsų know-how, mūsų interneto suvokimas ir interneto ta galia galėtų padėti, yra begalė. Ta prasme, tokių yra šeimos, yra kitos socialinės grupės, kuriuom galite padėti kiekvienas iš jūsų. Ir pabaigai, iš tikrųjų, ką aš noriu pasakyti, mes turim visas galimybės keisti pasaulį. Tiesiog dažniausiai mes jaudinamės ne dėl tų dalykų. Ir mano galbūt paskatinimas būtų, ten sekančioj skaidriai bus visi mano kontaktai, jeigu kažkas norite kurti socialinį projektą arba matote, kad jūsų know-how gali kažkam padėti, darykite tą. Jeigu reikės, mes padėsim. Nes čia yra socialiniai projektai, čia negali būti konkurencijos. Ir iš tikrųjų mes matomės per tą daug metų laikotarpį bendravom su daug visokių fondų, ten organizacijų, kurios ten sprendžia kažkokią problemą, bet jie daro gerus darbus, bet turi ir trūkumų. Jie dažnai puikiai žino problematiką, bet nežino kelių, kaip tą išspręsti. O čia, loginė esantys žmonės, aš manau, ir yra tie, kurie reklamos specialistai, pardavimo specialistai, IT specialistai. Jūs esate tie, kurie geriausiai žino, kaip kažką optimizuoti, kaip apie tą problemą ar kažkokį dalyką pranešti tiem žmonėm, kurie gali išspręsti. Ir jūs esate tie, kurie galėtų iš tikrųjų truputį savo know-how pakreipę dar ir socialiniai temai, padaryti Lietuvą dar gražesnę šalim. Nes dabar čia yra gerai, bet visada gali būti dar geriau. Tai mano palinkėjimas būtų imkit, darykit, nes su jumis niekas nekonkuruos. Jeigu jūs darote gerus dalykus, dažniausiai ateina kiti žmonės, kurie nori daryti gerus dalykus, nori padėti jum, siūlo savo idėjas, kviečia prie jų prisijungti. O grįžtamasis ryšys tai yra geriau už bet kokį ten didelės sumas uždirbtas versluose, nes jūs gaunate milžinišką pasitenkinimą moralinį, jūs gaunate žinomumą už gerus darbus, mum įteikė tą metų žmogaus titulą, bet mes tikrai nesakom, kad mes su pusbroliu jo nusipelnėm, jo nusipelnė visa komanda, ypač tie žmonės, kurie ir pildo tas svajonės. Nes kai pagalvoji, kad žiemą 11 000 žmonių arba siunčia kažkokias dovanas vaikam, arba didelė jų dalis patys su jom važiuoja kaip kalėdų seneliai ir įteikinėja, pildo vaikų svajonės, tai yra wow. Tai noriu tiesiog paskatinti daryti, nukreipti savo know-how geriem darbam, nes tam nereikia daug laiko. Pradžioj, taip, gal pirmais metais ten reikės porą mėnesių, po daugiau laiko padirbti. Bet realiai, kai tas projektas įsivažiuoja, kai atsiranda didelė bendraminčių komanda, jūs galite tą daryti minimaliom savo sąnaudom, nes pasiskirsto per žmonės. Ir galite keisti pasaulį. Tai iš manęs tiek, jeigu turite klausimų, mielai atsakysiu, pasidalinsiu tuo, kas jums aktualu. Čia yra mano kontaktai, jeigu kas, rašykit, skambinkit. Klausimų neturit? Ai, taip, prašau. Įsimintiniausia svajonė? Žinokit, sunku pasakyti, iš tikrųjų labai daug. Mane gal labiausiai sukrėtė, kai buvo viena šeima, kuri tikrai ten labai skurdžiai gyveno.
Ir visi šeimos vaikai, kai atėjo, kadangi jau ne pirmais metais dalyvavo mūsų projekte, pasakė, mums nereikia mūsų svajonių, bet mūsų mamytė sunkiai serga ir tie vaistai ten kainuoja labai brangiai, jų valstybė nekompensuoja. Ar galite vietoj visų mūsų svajonių nupirkti jai vaistų? Tai va čia buvo wow, nes tada mes įdėjom tos vaistus ir po to įdėjom dar ir visų vaikų svajonės ir iš tikrųjų labai greitai atsirado. Kas įdomiausia, kad net kartais būna tokių, tikrai brangių dalykų. Buvo kažkoks berniukas, sirgo sunkia liga ir jam reikėjo labai special vežimėlio, kuris kainavo ten apie 5000 litų. Tai mes tą svajonę patalpinom į savo Facebooką, tiesiog, kad va yra tokia special, gal kas nors galite padėti. Per valandą vienas žmogus, ten pagal vardą pavardę matėm, kad, ta prasme, pakankamai daug pasiekęs gyvenime, ją pasirinko, nupirko tą vežimėlį, įteikė šeimai. Ta prasme, tai ribų kažkokių nėra. Iš tikrųjų, kiekvienam dalykui visą laiką atsiranda žmogus, kuris gali tą įgyvendinti. Kitas dalykas, iš tikrųjų, dauguma tų svajonių ir poreikių vaikų yra žiauriai paprasti. Ta prasme, labiausiai šokiruoja žieminiai batai, striukės, nes iš tikrųjų, kai pasižiūri į tos vaikus, mes patys vis dar pildom tas svajonės ir važiuojam pas vaikus. Ir tu, kai nuvažiuoji, matai, kad iš tikrųjų yra vidury žiemos, ten kažkur kaimelėje, vaikas eina po 5 km iki mokyklos su vasariniais batais, kurie yra skylėti. Tai, taip, jis tuo metu svajoja apie batus. Ir yra žiauriai faina, kad žmonių yra daug, kurie, jeigu išpildo svajonę, dalis žmonių net lieka bendrauti su ta šeima ir metų eigoje dar pasiskambina, paklausia, gal kažko reikia, kažką galiu padėti. Tai jau tampa kažkokiu judėjimu, kur tu tiesiog užvedėjai ant gero kelio ir viskas. Žmonės laukia projekto, žmonės, jeigu reikia, patys inicijuoja. Dar vienas dalykas, kurį svarbu žinoti, kad iš tikrųjų, jeigu darysite kažkokį socialinį projektą ir darysite su savivaldybės įstaigom, jums norit, nenorit, reikės įsisteigti VŠI, tas yra būtina visokiom sutartim. Bet tai yra vienintelis formalumas, kurį jums reikės turėti. Visa kita yra paprasta. Gal dar kas nors kokių klausimų? Tai ačiū jums tuomet. Mano kontaktus turite, skambinkite, rašykite. Dėkui.